Labas rytas. Šiandien pagalvojau truputį gal pafilmuoti savo rutiną, ką aš veikiu. Nors realiai šiandien žiauriai pavargus jaučiuosi, nes vakar buvau sutikus su draugė ir nuėjau vėl įmiegoti, tas vėlai yra pagal mane apie pusę pirmas, nes vėlai grįžau, dar kol apstvarkiau, kol ką. Tai dabar nuvedžiau vaikus į mokyklą, mano šunys jau duodasi, laukia, kad aš juos išveščiau pasivaikščiot. Dabar pas mumis yra truputį po 9. Tai vat, pasimsiu jūs irgi kartu. Eisim pavedžiot. Mėgsi jogi? Dešari? Dešari? Einam į lauką. Aš su savo šunim turkiškai kalbu, nes jie turkai, jie gyvena Turkijoje, jie nemoka lietuviškai. Dime, jogi mėgsi? Eisim į lauką. Jogi. Ir po to manęs laukia namai, nes namai atrodo tai ne kaip po karo, bet man atrodo kaip po karo. Situaciją turime tokią. Labai daug reikės šiandien apstvarkyti. Dar mano planas pagaminti pietus, pasidaryti kortų skaitimus, kurie jau laukia porą dienų ir aš vis neprieinu, nes neturėjau, kada biškį reikalų buvo. Ir tiek. Tanımıyoruz, gidiyoruz. Gel. Pasiemam ausines. Išmesti šiukšles. Kamuoliuko gal neimkim, jogi. Kamuoliuko neimkim, jogi. Ką darysi laukia su kamuoliuko? Man tai kamuoliuko. Nu, atėjom į mūsų kiemo parką, šiaip aš šunis dažniausiai vedžioju dabar po rajoną savo, bet šiandien norėjau leisti jums čia biškį pasilakstyti. Tai mes, kai sugalvom įsigyti šunį, mes skaitėm internete, kuris šuo būtų draugiškas tiek su vaikais, tiek su katinais. Tai buvo arba Golden Retrieveris, arba Beaglis. Bet mes Goldeno nenorėjom, nes jis labai didelis ir labai plaukuotas. Tikrai nenorėjau aš užsimti dar plaukais, nors ir katinų plaukų visai normaliai būdavo, dabar kažkaip mažiau, nes tokie mūsų kačiukai jau gan seniai, tenais nelabai kažkur laksto gulinė, tiesiog susiranda vieną spotą nuo ryto, ten guli, pavalgo, eina į tualetą, vėl toliau guli, nes mūsų katinam jau po 14 metų. Tai išsirinkom Beagliuką. Ir žiauriai džiaugiamės, nes labai, jis yra toks geras šuo, ta prasme, niekam nieko nepadarys. O va šitas pizdukėlis mažas bėgiojantis, tai čia yra kita istorija. Jogi, jis yra, jo vardas Jogis, bet jis visiškai nėra jogiškas. Aš šiaip, mes nenorėjom antro šuns, čia taip sakant, mūsų dukra prisitraukė tą antrą šunį. Nes Olivija, vyresnioji dukra, prieš Kalėdas parašė seneliui laišką. Ir žiūrim, kad jinai parašė, nesavanaudiškai, taip labai gražiai parašė, kad kadangi mes visi būnam darbuose, mokyklose, visą dieną šuo būna vienas, Maksas, ir jam liūdna turbūt vienam, nes kad jinai su juo nežaidžia, nes jis eidavo pas kalės, bet jie taip padaro ir viskas, nes nenori jie tenai su juo draugauti. Ir tipo parašė Olivija, kad nori antro šuns, kad būtų Maksų draugas. Nu, mes, aišku, neplanavom antro šuns įsigyti, ane Jogi? Neplanavom tavęs įsigyti, pats atėjai. Sausio maros 10, nes aš pagal foto atsimenu, man tokia fotografinė atmintis. Aš nuėjau į jogą, čia netoli namų. Ir aš žinau, kad mano jogos mokytojai yra įsigijus pudeliuką, čia skaitosi maltipų veislės. Tas maltys ir pudelio miksas. Ir aš buvau girdėjus, kad jis įsigijo. Bet aš jau žinau, kad tokia yra, kad nelabai pažiūri. Čia Turkijai labai daug tokių žmonių, kur nusiperka tos brangius veislinius, labai tų populiarių veislių šuniukus ir realiai jų nebepažiūri, ten atiduoda. Tai aš jau buvau girdėjus gandus, kad jinai jau ten buvo davus tą šuniuką 4 manros žmonėm, ta prasme po truputį paauginti, palaikyti, pasaugot, nes jinai tenais į apmokymus važiuodavo jogos ir pilateso, ten visokius ten stovyklas ir toliau, ir to šuniuko negali pažiūrėti. Aš atsimenu, atvarau tą jogą, ten buvo mano pamoka, aš tą pamoką vedžiau ir buvo jogis pririštas senais.
Jis taip man atėjo prie ko, aš jį pasėmiau į glėbį ir man tokia mintis atėjo galva, tu turbūt su manim namo šiandien važiuosi. Ir ateina mano mokytojas, sako, Laura, gal nori antro šuns, sako, aš negaliu, sako, neprižiūriu, sako, neturiu laiko ir panašiai. Taip sakant, kai nori, viskam laiko rasti, tai čia kitas dalykas, prioritetai. Aš taip sakau, palauk, sakau, nesakau taip, sakau, žiūrėk, duok man 3 dienom, aš dar vyrui nieko nerašiau apie tai, tai čia toks buvo irgi surprizas. Sakau, duok man 3 dienom, aš pažiūrėsiu, ar jie sutars su mano šuniu, nes vis tiek Maksas yra didelis, jau buvo paaugęs gerokai ir aš nežinau, kaip Maksas bendraus su juo. Sakau, žiūrėk, nepažadu. Buvo labai juokinga, kad aš tą vakarą ten planavau važiuoti į Dekatloną, žiūrėti vaikams žieminių ten tų batų, nes tom dienom buvo praneštas sniegas, o vaikai neturėjo tuo metu. Nes Turkijoje realiai sniegas iškrenta ne kiekvienais metais Stambule. Tai ten tuo metu pradėjo snyguriuoti, sakau, reikia nupirkti vaikams batų, nes kai būna sniegas Stambule, tai būna padarytos išeiginės, nereikia į mokyklos vaikams eiti. Sakau, kad galėtume išeiti į kiemą, tai aš nupirksiu jam batus. Ir taip sakant, išėjo mama batų ir grįžo su šuniuku ant rankų. Atidaro vyras, aš paskambinu jam į duris, atidaro toks, žiūri mane, kas čia sako, bet nieko, žinai. Sakau, žinai, tai yra situacija, sakau, žiūrėk, čia dar ne mūsų, čia 3 dienas pažiūrėsim, bet, iškart labai priprato, jie kartu žaidė. Ir kas iškart faina buvo, kad mes pajutom skirtumą, kad pavyzdžiui, Maksui labai reikia, žmonių labai reikia to bendravimo, meilės. Ir jisai nuolat eidavo pas mus, nuolat temdavo žaislus, ten mums per rankas duodant, dabar dar būna, kad trenkia, ta prasme, taip kapsnoja, kad ale žais su manim. Bet ten nuolat jis viską temdavo, to dėmesio prašydavo. O dabar jie abudu užsiema, ten belia kaip žaidžia kartu, ten savo žaisliukus tampo, drasko. Bet šitas mažas pizdukas, jis iš pradžių buvo labai geras šuo, labai buvo mielas, ramus, ten tu imki kaip nori, o po to išlindo, matyt, suprato, kad jau aš iš čia niekur nebeišeisiu, aš jau galiu būti savim. Ir išlindo, kad jis, pudeliukai žinomi kaip pavydus, iš tas yra žiauriai pavydus. Pavyzdžiui, jeigu aš glostysiu Maksą, tai ir vaisai taip pat prieis prie manęs, dar Maksą apurks. O Maksas šaunuolis tuo, kad jisai niekad nepuola. Tai va tokia istorija apie mūsų keturkojus gyvūnus ir kodėl mes turime jų tiek daug. Nes daugam keista būna iš vis Turkijoje. Turkijoje gyvūnus augina, bet taip, pavyzdžiui, pas mus šituose, mūsų kvartale, mūsų tuose namuose, tai labai daug yra, kas augina šunis, bet yra labai dar daug tokio požiūrio, kad kaip tu prižiūri, kai pamato, kad turiu 2 šunis, dar kaip pasakau, tai aš dar 2 katinus turiu, kaip, realiai, katinam priežiūros tai tikrai nereikia. Realiai, katinai vis tiek, mūsų katinai yra didelį, jam 14 metų jau mes juos įsigijom, ten tokia buvo, ne tai, kad našlaičiai, bet pagal skelbimą, vieną pagal skelbimą katę, o po to kitą radom, bet pagal skelbimą tai tas, kad dovanoja, nes jie yra neveisliniai. O kitą radom irgi pagal skelbimą, kad veterinaras rado gatvėj kačiukus ir dovanoja, tai mes irgi juos tada įsigijom, kai aš tik atsikraušiu į Turkiją, jau daugiau negu 14 metų bus. Ir realiai jie jau dideli yra, jau senukai yra. Jie kai buvo maži, tai jie buvo žiauriai aktyvūs, o dabar jie tiesiog miega, nes netgi būna, aš galvoju, vyrui sakau, tu matai, kur mūsų katinas, kur mūsų bidonas? Ne, sako, ir mes ieškom, gal kažkur mes jį uždarėm, čia kokioj spintoje ar kažkur, gal kambarį uždarėm, nes kai išeinam kažkur, mes uždarom visus kambarius, kad šunys ten kažkur neįeitų, ko nors nepaimtų ir panašiai. Nusivalom tai duškė, čia dur, jogi. Muzmasis. Šaunuolis timonis, šaunuolis manas. Neapstok, brolio. Grįžome namo. Aš dabar suvokiu, kad dabar jau netoli 10 valandos ir dar nieko pusryčiam nevalgiau. Nes aš turiu tokį nekokį įprotį, kad aš nelabai mėgstu valgyti. Nemėgstu aš valgyti. Dabar nežinau, ar man daryti iškart pietus valgyti, bet kol aš juos padarysiu, užtruks ilgokai. Ar man pasidaryti pusryčius, košę išsivirt, kad banano nėra, gal reikėtų išsivirt košę biškį pavalgyti.
taip aš suprantu, gal kažkokiu tada receptų galima pasidalinti, kad būtų naudinga. Prasme, ką nusipirkau, aš nežinau tiesiog. Padariau kortų skaitimus. Dar ką reikia pasikrauti progą. Dabar eisim tvarkytis pagrindinę erdvę. Šiaip apie mūsų butą, tai kai mes čia atsikraustėm, tiksliau, kai aš pirmą kartą šį butą pamačiau, man žiauriai patiko, kad jis toks kitoks. Nes šitas vadinamas, turkiškai tą tokią virtuvę vadina amerikietišką virtuvę, kai yra sujungta virtuvė su svetainė. Bet yra minusas, kad ta tokia erdvė, jeigu apsijauki vieną erdvę, tai yra virtuvė, tada viskas atrodo, kad viskas yra pjaukta ir visai kitaip yra. Tai dabar aš tą pagrindinę erdvę sutvarkyti noriu, pasidaryti valgyti pietus, kad nereikėtų man po to lakstyti, kai vaikai grįžta. Prašau, ponė. Girdėjau. Maksai. Na ir tu nori. Ir tu nori dėmesio, ir tu nori. Kaip man dabar prisiplėšti per pusę, ką? Įsijunkim truputį muzikos, nes tvarkymas tęsiasi. Vakar man draugė užrodė labai seną turkų dainininką. Koks jo ten vardas yra? Tuoj pasakysiu. Soner Sarikabadai. Labai ilga pavardė. Aš jo klausydavau kelių dainų, kai dar tik su vyru buvau susipažinus, tai čia, kai man buvo realiai 16-17 metų. Tai dabar vėl užsivedžiu ant jų, tai va dabar šitą dainą klausau. Kutsal Toprak. Gera.
A dabar nori. Prašau. Bidon. Po to šlapia bus. Apsispręs. Nu dabar nevaikščiot gali. Gerai, eik. Hadi. Leidžiu. Eik. Eik. Bidon. Nu, tu juokingas esi. Ir dabar man čia vaikščiosiu po šlapias grindis, ką? Iškrito korta. Mago korta. Nu, išsiploviau kambarį, susitvarkiau. Pasiėmiau vandens. Iškuriu dabar atsipūst. Čia jaučiu, man turbūt kiek esu mačius video, kaip žmonės tvarkos, kažką toks visiškai naminis video, kur nesurežisuotas, man būna, kai ant durų patalynė pakabinta. Nes realiai nėra kurios kitur dabar džiauti. Dėl to, kad balkone rūbai padžiauti, nes mes turime netgi 2 džiovyklės, tas ištesiamas ir tai neužtenka dažnai. Nu, va, viskas sutvarkyta, einam gaminti pietus. Atrodo biškai nusiverkus po svogūnų pjaustymą. Žodžiu, mano lazanija įdaras traškinasi, a ne bidonai. Tu irgi norėtum kaip Garfieldas. Aš eisiu išsimaudysiu, nes dar laiko yra, kol čia man ištraškins. Išsimaudysiu, persirengsiu palengvo, pasidarysiu valgyti. Ir dar turėsiu porą beveik valandėlių iki vaikų pasiėmimo. Ai, mėgsi. Negalima. Čia į laikrodį nekreipkite dėmesio, nes pas mus Turkijoje labai dažnai dingsta elektra, tai čia nusinulina viskas ir mes jau net nebeperstatom. Mėgsi čia. Nu, lazanija jau iškepė, viskas sutvarkyta, padaryta. Aš išsimaudžiau, susirašiau. Jau ir laikas eit man vaikus pasimt. O ne, jogi. Eisiu vaikus pasimt. Dabar net nežinau, ką čia apsirengti. Dar galvoju, Turkiją gal užsivilks, nes biški vėsauka.
Tai ačiū, kad žiūrėjot. Tikiuosi įdomus jums buvo toks mano paprastas kasdienis vlogas. Jei nesunku, paspauskit like, pasiekit mane ir laukit kitų video. Ate!